Jeigu jūs esate tėtis ir mama, kuri vaikšto paskui savo vaiką ir bamba, žodžiu, kad jis susirinktų kojines, išsiplautų dantis, nusiplautų kojas, išsiplautų kėdus, susitvarkytų kambarį, nes ten gyvatyną, susirinktų podelius, tai šitas video jums. Tai nedarykit šito, nes greičiausiai čia eina kalba apie tą tokį jau paaugusi vaiką, nuo tokių 10+ metų, žengianti į paauglystę. Ir žinokit, jau jeigu nesuformavot jūs tų tokių švaros tvarkos įgūdžių, tai jau tik tai laikas suformuos. Nes su visais tais tokiais bambėjimais, moralizavimais mes tik atgrasom vaikus, jie paprastai daro, žodžiu, atvirkščiai. Ir kitas dalykas, kai mes turim paaugusių vaiką ir su juo vis dar elgiamės kaip su vaiku, tai jam ir belieka tada maištauti prieš viską, ką mes siūlom ir elgtis kaip tam tokiam paaugliui, tokiam nebrandylai. Aš tai siūlyčiau, žinokit, jums sėsti su vaiku ir sakyti, žiūrėk, aš labai atsiprašau už visus tos kartus, kur aš ten vaikščiau už paskos ir tau moralizavau. Žinau, kad tave žiauriai užkniso, aš ir pati užsiknisau, bet tu žinok, kad man irgi, žinai, yra ta tokia krizė pradėti tave žiūrėti, mokytis tave žiūrėti kaip į paaugusių vaiką. Todėl aš pažadu tau šitais dalykais daugiau proto neknisti. Davai geriau pagalvom, kaip mes fainiai galim praleisti laiką ir kaip mes galim išnaudoti tai, kad tu esi jau toks visai paaugęs, įdomus žmogus, su kuriuo galima pakalbėti apie muziką, gyvenimą ir tam tikrus dalykus. Tai nesumažinkim vaikų, labai pasitikėkim tuo, kad natūralios pasiekmės yra patys geriausi mokytojai. Ir kaip ir sakiau, jeigu, žinokit, nesudėliojot jūs tam tikrų įgūdžių iki ten kokių 11 metų, viskas jau jūsų gale baigėsi, moko dabar tik natūralios pasiekmės ir gyvenimas. Kai kažkas jam pasakys, žodžiu, kad jam ten kojos smirda, patikėkit manim, nueis ir išsiplaustas kojines. Arba jeigu jam ten pasibaigs švarios kojinės ir sakys, mama, kur mano kojinės, visos jūs sakysit, brangusis, nežinau, neturiu ką padėti ir neturiu ką pasiūlyti, sukis ir tada jis įdėsis arba nešvarės, arba rankiniu būdu plausis jas ir džiovinsis ant gyvatuko. Bet kokiu atveju nesistengkite apsaugoti vaiko nuo natūralių pasiekmių ir nebūkite ant tie tokie bambantis ir užknisantis tėvai. Geriau būkit protingi ir leiskit, žodžiu, vaikui prieiti tą tokį tupiką, kur jau jam reikės išeiti iš situacijos ir rasti sprendimą ir būkit tie, kurie šalia, žodžiu, palaikot, sakot, nu va, kaip čia nefainai, negerai atsitiko, bet aš tikiu, kad tu gali šitą situaciją išsispręsti ir pasimokyti iš jos. Tai sėkmės.